Atsiverskime Evangelijos pagal Matą 7 skyrių. 7 skyriaus 21 versete parašyta: Ne kiekvienas, kuris man šaukia, viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Žodis vykdyti apima tam tikrus nuostatus, įstatus ir įstatymus, kurių privalome laikytis. Argi ne taip? Kur eina tas, kuris vykdo mano tėvo valią? Jie įeis į dangaus karalystę. Dievas atleido visas mūsų nuodėmes ir davė mums šventą naujosios sandoros šventę, vadinamą pašą. Duodamas duonos jis tarė: tai yra mano kūnas, o duodamas vyno, tai yra mano kraujas, ir už šių žodžių jis davė dar vieną pažadą. Evangelijos pagal Joną 6 skyriaus 54 versete rašoma: Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi, ką turi, amžinąjį gyvenimą. Kodėl Dievas ten pabrėžė amžinąjį gyvenimą? Kadangi dangaus karalystė yra pasaulis, kuriame nėra mirties, niekas niekada negali įeiti į dangaus karalystę su mirtingu kūnu. Todėl Dievas iš anksto pažadėjo mums amžinąjį gyvenimą per pašą čia, žemėje. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ką simbolizuoja jo kūnas ir kraujas. Argi ne pašos duona ir pašos vynas? Tie, kas valgo pašos duoną ir geria pašos vyną, tai yra Jėzaus kūną ir kraują, turi amžinąjį gyvenimą ir bus jo prikelti paskutinėje dieną, bet jeigu jie nevalgo žmogaus sūnaus kūno ir negeria jo kraujo, tai ko jie neturi? Parašyta, kad jie neturi gyvybės. Taigi šiandien tose vietose, kur nėra naujosios sandoros pašos tiesos, nėra ir gyvybės. Jie panaikino pašą ir visa, kas vadinama gyvybė. Tačiau argi jis nepasakė: jei valgysite žmogaus sūnaus kūną ir gersite jo kraują, jūs pasiliksite manyje ir aš jumyse, ir aš jums duosiu amžinąjį gyvenimą. Kas tiksliai yra šis pažadas? Tai yra naujosios sandoros paša. Tėvas ir motina mums suteikė mokymus, kurių pavydi net angelai danguje. Nelaikykite šių brangių tiesos žodžių beverčiais. Verčiau oriai kreipkimės į savo artimuosius ir visus aplinkinius, ne tik sakydami: ateikite ir tiesiog valgykite duoną ir gerkite vyną, bet ir gebėdami aiškiai paaiškinti, kodėl tai būtina daryti. Mes visi turime tapti Siono vaikais, kurie moka išdėstyti šią priežastį. Taip visi stenkimės tapti Dievo bendradarbiais, kurie uoliai dalijasi didžiuoju tėvo ir motinos tikslu mylėti ir gelbėti žmoniją. Tikėdamasis, kad naujosios sandoros pašos šventė taps maloninga proga, kurią švęs visi pasaulio žmonės, norėčiau užbaigti šiandienos pamokslą. Labai ačiū.